Tai kaip vertintum šiandienos pasirodymą komandos? Tai manau, pačios varžybos tikrai nebuvo blogos. Beveik gal pradžia buvo šiek tiek mums sunkoka, bet po to pagrindę visą laiką laikėmės lygiai su priešininkais. Vis tiek čia yra kontrolinės varžybos, procesas pasiruošimo, tai mes turim dar papildomą savaitę ištaisyti visas klaidas ir būsim čempionatai pasiruošę. O kaip vertintum savo pasirodymą šiandien? Manau, visai irgi neblogai. Buvo tokių momentų, kai buvo sunkiau, bet pagrindę irgi aš visai patenkintas. Tai. O ar Ukrainos rinktinė nustebino, ar ir tikėjotės tokios stipraus varžovo? Tikėjomės, aišku, žinom, kad ukrainiečiai bus vieni iš favoritų čempionato, tai čia buvo puikus realiai pasirodymas ir pasitikrinimas savęs prieš pasaulio čempionatą ir Ukraina visais metais stipri ir labai pajėgi komanda, taip kad čia buvo labai geras pasitikrinimas. O kaip sekėsi tau ir komandai kaip susižaidime ir pasiruošimo periode prieš draugiškas? Tai sakau, čia ilgas procesas, jau kai kurie žaidėjai dirba 3 ir daugiau savaičių, kai kurie dar atvažiuoja, kai kurie atvyko prieš kelias dienas, taip kad susižaidimas dar nėra puikus. Bet mes treniruojamės, ruošiamės ir manau savaitės bėgiai įsivažiuosim, tai jeigu čempionatai būsim pilnai pasiruošę. Ir šiandien žaidėt prieš Ukrainos rinktinę, kuri taip pat dalyvaus pasaulio čempionate ir tas mačas bus paskutinis pasaulio čempionato Lietuvos rinktiniai ir dabar tikrai labai greit tirpsta bilietai, tai spėjau, tos rungtynės bus stebimos pilnos salės, pilnos arenos, ar manai, kad tas mačas gali būti lemiamas Lietuvos rinktiniai? Iš dalies taip, bet manau vis tiek požiūris turi būti išeidinėti kiekvienas varžybas kaip į naujas ir koncentruotis po vienas varžybas per kartą. Nes kiek aš žinau, visas rinktinės bus labai pajėgios, taip kad mes turim išeiti prieš kiekvieną rinktinę pilnai susikaupę, kitaip gali būti ir problemų. Taip kad negalima koncentruotis į paskutinės, reikia pradėti nuo pirmų varžybų ir žaisti po vienas varžybas ir žiūrėti, kaip bus gale. Tai va, bet malonu, aišku, kviečiu visus palaikyti mūsų pasaulio čempionate, atvykite į TwinsBet areną, nes pasikeitė pavadinimas, neprisimenu, tai va, lauksim jūsų.